Kad pasiektų superfinalą, Katažinai ir Dainiui teko išgyventi 19 įtampos ir džiaugsmo kupinų savaičių. Jie vieninteliai kovojantis be atokvėpio nuo pat pirmos laidos. Ar tikėjausi, kad mes taip toli nueisim? Taip tikėjausi, nes jeigu būčiau nesitikėjęs, būčiau tiek nedėjęs darbo. Kad poros ketinimai nuo pat pradžių buvo rimti, rodo dar vasarą pasakyti abiejų žodžiai. Iškart buvau susidaręs tokią nuomonę, kad jinai labai yra užsispyrus, neleis savo išeiti į aikštelę nepasiruošus. Tas mane labai tenkino, nes aš irgi žmogus mėgstantis darbą, juodą darbą. Aš stengsiuosi dirbti, aš nebijau tikrai darbo ir pasiryžus viskam. Tačiau jų kelionė iki superfinalo pareikalavo ne tik juodo darbo, bet ir juodų dienų. Viena iš tokių buvo šis dramatiškas sekmadienis, pateikęs porai tikrą psichologinį iššūkį. Tądien dar iki tiesioginės transliacijos pradžios, nei viena iš repeticijų porai nebuvo sėkminga. Traumas patyręs Dainius negalėjo išsilaikyti ant kojų, o Katažina nuo įtampos neatsigavo dar savaitę. Tiesą sakant, turbūt viso projekto metu taip nesijaučiau, kaip jaučiausi praeitą sekmadienį. Tai buvo be galo emocinga diena, grynai ant adrenalino, ant emocijų visą dieną žiūri įtampą. Tačiau tuo sekmadieniu įtampa nesibaigė. Atvirkščiai, prasidėjo 3 pačios dramatiškiausios savaitės. Dainius tramdė skausmą, Katažina dvejones, ar verta tęsti kovą šokių projekte. Dėl kilusio susierzinimo pora neišvengė tarpusavio dramų. Aš jau buvau šiek tiek galbūt išėjęs iš kantrybės, kai Katažina jau labai rūpinosi. Ar tau tikrai neskauda? Nu, skauda. Tai gal tu nešok. Nu, ką nešok? Šiek tiek buvau pakėlęs toną, kad aš atėjau čia ne tam, kad mane gailėtum, o dėl to, kad mokytumėmės. Na, pasakysiu, kad buvo laikotarpis žiaurus. Aš pamačiau visiškai kitą Dainiaus pusę ir tik dabar galiu ramiai turbūt apie tai kalbėti, nes vis dėlto iš dalies aš suprantu, kaip jisai turėjo jaustis, kai tu supranti, ko to atėjai ir supranti, kiek dedi pastangų ir kiek nori pasiekti, padaryti ir iš manęs išreikalauti ir pirmiausia turbūt iš savęs ir tu fiziškai to negali daryti. Išgyvenę ir džiaugsmą, ir vargą, bet visgi kartu atėję iki pat superfinalo. Šiandien ir Katažina, ir Dainius brangina kiekvieną čia ant parketo išgyventą emociją ir jųdviejų patirtą jausmą.